Aš diskriminuojamas. Aš diskriminuojamas. Mūsų teisės pažeidžiamos. Aš noriu būti išgirsta. Aš jau pavargau. Nenoriu taikstytis. Bet viską galima pakeisti. Tai reikia noro. Pastangų. Supratingumo. Ir vienybės. Kovokime su nelygybė kartu. Prašom, užeikit. Labai diena. Labai diena. Esu Antanas, mes kalbėjome telefonu, aš dėl visos Taip, su kompanija. Štai mano gyvenimo prašymas. Prašom, sėskite. Ačiū. Taip, ekonomikos fakultetas, Vilniaus universitetas, neblogai. Ir magistro išsilavinimas. Kaip matau, baigė su pagyrimu, bet matot, yra dar vienas konkurentas. Tai nieko tokio, aš konkurencijos kaip ir nebijau. Labą dieną, atsiprašau, vėluoju. Labą dieną. Leiskit ranką paspaudus. Prašom, sėskit. Dėkui. Gerai, pasižiūrėsiu jūsų duomenis. Taip. Matau. Panelė, vidurinis išsilavinimas. Taip. Šiais laikais. Taip. Ir jūs norite šitos darbo vietos? O sekretorė neturėtų būti graži, šmaikšti, paslaugi? Na, leiskit. Atsigirdėt tą panelę, sakė. Aš tikrai suprantu, jūs turite tikrai gerą išsilavinimą įgijęs ir aš linkiu jums tobulėti. Aš nesupratau jūsų kompanijos politikos. Jūs priimsit mergaitę su viduriniu išsilavinimu vietoj magistro? Deja, tokie šių laikų teisa. Panas stereotipai. Na, jūs pats pasirinkote. Tai jeigu ką mes jums dar paskambinsim. Galit nesivarginti. Viso geriausio. Viso gero. Na, jūsų panelį. Tai, iš kambarį lauksiu. Dėkui. Kaip pasimatėme. Ar sekretorė neturėtų būti graži, šmaikšti, maloni? Deja, tokie laikai, kad reikia žiūrėti į mokslo žmonės, o ne į, kaip jūs sakėte, gražius, paslaugius. Tad deja. Bet juk sekretorės tokios turėtų būti. Deja, nieko negaliu pakeisti. Mano firmai reikalingi kvalifikuoti darbuotojai. Supratau. Aš labai atsiprašau, bet aš tiek metų mokiausi ne dėl to, kad mane nukonkuruotų mokinukė. Aš labai apgailestauju. Nieko, nepasiminkite. Darbus jūs. Tad sveikinu. Ačiū. Rytoj 8 ryto lauksiu jūsų. Ačiū. Puikus pasirinkimas. Žinoma. Iki. Nu tai kiek aš tau galiu atsakyt? Tu guli, vaiko nežiūri, paimk vaikas verkia, man sunku, negaliu tvarkyt nieko. Tai Atsibodai jau. Tavo pareiga ir... Mano pareiga, kokia dar mano pareiga? Papyra. Tai nevažinėk, prašyčiau. Nu taigi aš šluoju, kaip tu nesupranti?
Sakyk, kad ten buvo. Patikė. Man atrodo, policijos laukiamai. Bet kaip tikroviškai verkia. Svarbiausia, jie giliai vienas kitą. O jinai jie būdinėjasi. Nepaleisk. Daug turėt vaiką. Jie būtų buvę tokie laimingi. ¿Por qué, muchachos? Fernando Sardo! Ar matėt paskutinę Lesę seriją? Aš žiūrėjau, Zoro žiūrėjau. Kaip Timis pateko į pavojų, o Lesė turėjo atvairuoti džipą.